Labas, kadangi šis akmuo, mėnulio akmuo iškyla vis į paviršių, tai šiandien video skirtas tau, mieloji, būtent tau. Mėnulio akmuo tai yra moteriškosios energijos akmuo ir šiandien aš suderinau ne tik kristalą, bet ir kvapus. Tai yra levanda ir vanilė, kad turėtumėm 100% poveikį ir dvasiai, ir kūnui, ir mūsų gebėjimams. Bet tai šiek tiek vėliau, o dabar apie mėnulio akmenį. Tai mėnulis yra mūsų nematomoji pusė, tai yra pasąmonė. Ir ji apšviečia pačius mūsų visus sielos ir pasąmonės kampelius. Padės pažvelgti į mūsų vidų, suprasti ir pamilti save, veikia labai raminančiai ir atpalaiduoja. Taip pat jisai padeda labai moteriškai sveikatai, tiek pastojimui, tiek sureguliuoti ciklą, kad jisai praeitų kuo švelniau, tai žodžiu veikia visiškai reprodukcinė mūsų sveikatos sistema. Ypatingas tuo, kad nuima įtampą, sustiprina intuiciją, gilina mūsų jausmus, sutvarko sąmonės ir pasąmonės pusiausvyrą. Harmonija, meilė namų židiniui, stiprina trauką dvasiniams dalykams ir stabilumą mūsų jausmų. Moteris, kurios jaučiasi nepakankamai moteriškos, taip pat turėtų nešioti šią apyrankę. Jisai labai atveria mūsų moteriškumą ir moterišką grožį ir energiją, švelnumą, jautrumą. Taip pat jisai gydo praeities žaizdas, grąžina psichinį komfortą, saugo ir nėštumą, kaip sakiau, ir padeda pastoti, tvarko menstruacinį ciklą. Taip pat jisai puikiai gydo nuo nemigos, kaip ir mūsų levanda. Tos, kurios per daug skrajoja padebesiais arba yra pernelyg jautrios ir emocingos, taip pat padeda susikaupti ir padeda mums sukontroliuoti mūsų emocijas. Labai gerai išvaiko neaiškios kilmės baimės ir labai gerai nešioti toms, kurios turi problemų su motina. Ir tinka netgi hiperaktyviems vaikams. Žodžiu, mėnulio akmenį naudojame ir intuicijai, sapnams, padeda geriau suprasti, pasidėkit po pagalvę arba miegokit su apyrankiam. Nešiokit visą laiką, vizualizacijos praktikose taip pat, bendraujant su astraliniais pasauliais. Ypač tinka ir dvasingumui lygiai taip pat kaip ir sakiau, tvarko mūsų nervus, skydliaukę, lytinių organų veiklą, pervargimą, netgi anemiją, tai grinai moteriškos, pats moteriškiausias akmuo. Na, o šiek tiek dabar papasakosiu apie levandą, tai yra 100% eteriniai aliejai, aukščiausios kokybės, premium klasės. Tai levandą moteris labai dažnai naudoja ir veido odai, kūnui. Receptus ir daugiau informacijos papasakosiu asmeniškai, galite man rašyti, klausti, nes jų yra tiek daug ir informacijos yra tiek daug, kad tiesiog nesudėsiu į video vieną, o vanilė užtikrina saugumą toms, kurios nesijaučia saugios, jisai taip